Simona, kaip tavo įspūdžiai, kai tavo pirmą kartą mokinaisi Blender for Dental, gal turi kažkokių patarimų arba prašymų dėl pačio kurso? Patarimų ir prašymų. Buvo lengviau negu tikėjausi. Tikrai galvau, kad nesuprasiu nieko ir bus labai sudėtinga. Iš pradžių reikėjo išmokti tam tikras komandas, kad galima būtų valdyti, o paskui viskas labai aišku, tu labai kantrus. Nes man labai įdomu, nes tu esi pirmas žmogus, kuris ne tai, kad Blender for Dental nedirbo, bet nedirbęs šiso jokių kedų. Tai aš iš tiesų bijojau, nes buvo mintis, kad reikia daryti vieną dieną atskirą, kad grinai išmokti, kaip valdyti kompiuterį ir kaip programą elgtis. Tai išeina, ne? Ir negi visiškai naujas vaikas patirties dirbti. Tikrai išeina ir aš manau, kad labai neblogai man sekėsi, turbūt paantrinsi. Gan greitai susigaudžiau, bet kaip ir sakiau, tu kantrus, labai aiškiai viską išaiškini, išmoksi komandas ir tada tikrai paprastai viską padaryti. Kai manai įmanoma atsiminti, po tokio didelio krūvio visą dieną, atsiminti visą medžiagą, ar vis dėlto reikalinga būtų ir kažkokia tai video sutrumpintos pamokos, kad po savaitės dviejų galima būtų prisiminti žinias. Įmanoma atsiminti per tokį kiek informacijos, ar ne? Manau, kad įmanoma, gal visai padėtų pačių komandų susirašymas kažkoks trumpas, tiesiog užmesti akį, nes galbūt padariusi pertrauką porą savaičių aš galėčiau užmiršti tam tikras komandas, kaip įsijungti vieną ar kitą man reikiamą įrankį, bet manau, kad taip įmanoma. Kai manai, tokie mokymai geriau live, gyvai, hands-on, štai kaip šiandien, ar geriau būtų įsiminti viską darant, žiūrint video telefone ar šalia esančiam kompiuteryje? Nes labai skirtingos yra nuomonės, tavo pačios nuomonė. Norėtum pati žiūrėti YouTube ir bandyti daryti, ar sėdėti tokios live kursuose visą dieną? Aš norėčiau sėdėti, paskui sekančio etapo galbūt dar norėčiau kartą pasižiūrėti YouTube. Pradžiai, pirmam kartui, live mokymui, manau, būtų puiku. Ačiū ir sėkmės kankinantis. Ačiū tau. Iki viso geriausio. Okay, Simona, it was a difficult day for you. I want to congratulate you for finishing the course. Congratulations. Please, here you go.